Tai labas merginos, labas visiems, kas mūsų klausysis. Šį kartą mes susirinkom pajautę, kad labai svarbu dalintis tai, kas vyksta mūsų kasdienybėje. Kad tai yra tikrai labai vertinga, nes labai dažnai žmonės linkę dalinti savo tarsi suvokimais, tokiom skambiom frazėm. Aš pati taip dažnai darydavau ir dar dabar darau, bet iš tikrųjų tai neatspindi to, kas po tuo slypi. Kaip mes ateinam į kitų savo atsiverimų ir tų išjautimų. Tai mes dabar susirinkę čia šiandien norim pasidalinti tais mūsų kasdieniais procesais, tuo, per ką mes pačios einam. Mes visos dalyvaujam projekte Išsigrynink tiesą savyje. Ir tai nėra tik pavadinimas, ir tai nėra tik projektas. Tai yra gyva erdvė, gyva sąmonė, kur susibūrę mes visi mokomės būti savimi tikruoju. Ir nieko nuo savęs nebeslėpti, nebemeluoti, nebeuždengti ir tiesiog gryninti tą vidinį aš, tą šerdį, tą tikrąjį, kuris buvo per ilgą laiką labai užgoštas visokių dalykų. Ir tų išorinių, ir tų visuomeninių taisyklių, ir visų kitų dalykų, apie ką dabar galbūt nekalbėsim, nes visi žinom apie ką, ir tie visi seniai įsitikinimai, įpročiai ir visi kiti tie mūsų apsiribojimai buvę. Ir mes dabar pasirinkę išeiti į visišką laisvę, būti savimi, tą ir darome, nebeslėpdamas nieko, nes tai ir įeina ta mūsų kasdienybė, tos akimirkos, kurias mes gyvenam. O ne tai, kad kai mes susirenkam kažkokiam projekte, įrodom tą savo paradinę pusę, jau tai, į ką mes atėję, ir tuomet vėlgi būna tarsi toks susidarytas neteisingas, ne visai teisingas įvaizdis, nereiškia, kad mes negalim būti visokios. Bet žmogus, kuris pasižiūri į tą tarsi jo požiūrį sėkmingą žmogų, kuris kviečia į kelionę, daro projektus, ar ten vėlgi kažkaip kitaip skleidžiasi, jis gali save, ypatingai jeigu žmogus dar neišgryninęs tos savo tikrosios savivertės, tai gali labai save sumenkinti, kad einam per sudėtingus procesus ir atrodo, man dar toli, kada, ten kiti, tai jau daug pasiekė, daug praėjo, daug suvokia. O iš tikrųjų mes lygiai taip pat einam ir kitoj kasdienybėj, per įvairiausias situacijas, per įvairiausius išgyvenimus ir iššūkius. Ir per tai mes ugdom save, per tai save suvokiam ir visu šituo mes norim dabar su jumis pasidalinti. Ir tiesiog parodyti, kad visoks yra tas gyvenimas, visokios yra tos situacijos, bet kaip mes su tuo tvarkomės, kaip mes į tai žiūrim. Ir kad tas prioritetas būti tą sąmonę šitoj fiziniai plotmėje, tai nėra kažkoks tai išpūstas stebuklas ar kažkas, tai yra apie tą sąmoningą požiūrį į kiekvieną situaciją, nors irgi būna visaip, nes mes esame žmonės tuo pačiu. Tai va, bet tas prioritetas leisti tai sąmoniai per mus reikštis, jis yra mums pirmoji vietoje. Tai aš pirmiausia dabar suteiksiu žodį merginom. Galbūt Giedrė, tu pirmą pasisakysi kažką apie tai. Sveiki visi, ačiū tau labai, Edita, tikrai labai gera tema, labai aktuali kaip tik ir man pačiai. Nes aš einu šituo keliu, kai mokausi būti tą tikrąją savimi. Ir tai yra gana lengva, kai yra gera sveikata, gera nuotaika, kai esu tokiam pakilėjime. Bet o ką daryti tada, kai susergi, kai vaikai serga, kai tiesiog krenta viskas, visi ir planai kažkokie krenta ir negali išeiti iš namų. Ir ką aš galiu kaip pavyzdį tokį parodyti, kad
Man yra sunkiausia turbūt vis dar, ko aš mokausi, tai būti tiesoje netgi ne tik kad su savimi, bet ir su kitais, su žmonėmis, kurie yra šiek tiek toliau, kurie nežino, kame aš esu. Ir pavyzdžiui, aš esu nusprendusi dabar daugiau dalintis, komunikuoti, aš jaučiu, kad yra aplink mane daug nuostabių moterų, kuriom labai reikia to palaikymo, bet ką aš pastebėjau, kai aš blogai jaučiuosi, man sunku dalintis, man labai labai sunku perlipti ir parodyti save va tą tokią pažeidžiamą. Ir atrodo, tai pas mane galvoju, dar sunkiai vat, susijungia tas, kad jeigu aš tokia ir dabar ateisiu ir pasirodysiu, kad jom gali pablogėti vien dėl to, kad aš tokia esu, tarytum jos pradės manęs gailėtis ir jos laukia iš manęs kažko tokio įkvepiančio, paremiančio, bet aš prašysiu sau tada tos paramos. Va tas kažkoks yra dar klaidingas tas mano įsitikinimas, turbūt va tas įprotis. Ir aš labai norėčiau tai pakeisti ir pasitreniruoti kaip tik, net ir va su šituo video. Svarsčiau, ar šiandien kalbėti, ar nekalbėti, nes ir užkimus ir taip toliau. Tai va, ir ką dar galiu pasakyti šiek tiek apie tą sąmoningumą, kad kai ateina, vat, kad ir peršalimas atrodo, ar šeimoje dabar, ar man pačiai, tai ką aš anksčiau darydavau ir ką matau kartais iš šono daro žmonės, jie pradeda ieškoti, kas čia užkrėtė, kas čia mane užkrėtė, tai kur čia tai nutiko, kame reikalas, aha, tai čia imunitetas labai prastas, tai čia reikia greičiau pas gydytojus eiti, vat tarytum problema yra ir toj problemų užstringa. Aš ką dabar, vat, kai stengiuosi būti tą sąmonę, kaip tu sakai, Edita, ne, kai aš jaučiuosi tą sąmonę, aš jau žiūriu į tą ligą kaip į tam tikrą, nu, tiesiog žemišką patyrimą, kuris atėjo man ir kodėl jis atėjo, aš tada pradedu apžiūrinėti, aha, tai ką, aš čia dabar turiu pabūti savyje labiau, ne, mažiau eiti kažkur į išorę, galbūt daugiau pagalvoti apie kažką. Ir va tas yra sąmoningas matymas tos situacijos, tos kabutėse problemos, bet tai nėra problema, aš suprantu, kad tai yra mano laikas pokyčiui, transformacijai, kažkokiai vidiniai ir kad po to aš išeisiu galbūt dar daugiau galėsiu išnešti ir kad kiekvienas čia gyvendamas žemėje mes einam per tuos kalnelius, išbandymus įvairius ir tai yra smagu kaip treniruotė. Aš dabar žiūriu tiesiog kaip į treniruotę. Taip, kartais tai nėra malonu, bet aš pastebiu, kad aš kai sąmoningai pasižiūriu į tą situaciją, jinai žymiai greičiau praeina. Anksčiau aš ten turėdavausi nusitus, ten 3 savaitės sėdėdavau ir kankindavausi, o dabar jau žiūriu, kad savaitė į pabaigą ir aš jau beveik, nu, visiškai esu išsveikusi. Tai va toks mano tada pasidalinimas šviežiausias ir gal perduosiu žodį Evelinai. Sveiki visi, ačiū labai merginos. Iš tikrųjų, tai norisi ir pasakyti, kad šiandieną susirinkom visos turbūt tokios panašiai, daugiau ar mažiau nenorinčios tos viešumos, to net būti matomas, sakykime, nes esam tuose procesuose, kuriuose, kaip sakai Giedrė, iš seno įpročio norėtųsi slėpti, susitvarkyti ir ateiti pasirodyti tada, kai viskas gražu ir viskas gerai. Bet mes mėginam, tiesiog stengiamės savimi reaguoti kitaip, rodyti tą pavyzdį, kad galima kitaip ir kad būti sąmonę žemėje ir eiti per tuos visus gyvenimiškus patyrimus, tai nereiškia kažkokio stebuklo, kaip sakei mama, kad kažkoks tai šiandien ganėtinai sunku kalbėti pačiai, irgi esu prikimusi ir dar truputėlį prašau duoti laiko įsivažiuoti, bet pagausiu tuoj tą srautą. Tai
žodžiu, pakankamai sudėtinga reikšti tas mintis, bet aš vėlgi žengiu tą drąsos žingsnį ir suprantu, kad aš esu ne tik žmogus, aš esu sąmonė. Ir kai aš kaip žmogus jaučiuosi silpna ir patiriu kažkokius va tokius patyrimus, kaip tu, Giedra, dabar papasakoji, ne, ar kažkokius gyvenimo įvykius sunkesnius, tokius tiesiog gyvenimo iššūkius tarsi, kai einam. Tada man reikia atsisukti su nuolankumu į savo tą aukštesnę, didesnę dalį, savo sąmonę, save kaip sąmonę priimti ir suvokti, kad aš esu kur kas daugiau. Ne tik tai, ką galiu pačiupinėti, ne tik tai, ką galiu savo žmogaus rankom padaryti. Ir tada vat savimi pasikliaunu kaip sąmonę ir leidžiu jai pasirūpinti manimi. Ir aš nežinau, kas aš esu kaip sąmonė ar ne, ką aš galiu, kokie mano gebėjimai, kokios galimybės. Aš tiesiog žinau, kad tas potencialas yra beribis. Tai reiškia, aš tiesiog, ką turiu daryti kaip žmogus, nustoti save sprausti į kažkokį atitinkamą įvaizdį ir brėžti savo tas ribas, ką aš galiu ar negaliu. Tai tame aš save sustabdau, kai noriu tą daryti, kai jaučiuosi silpna ir maža. Tada aš suprantu, kad tiesiog turiu save priimti su pagarba, su meile, savimi pasirūpinti ir tai, ką galiu fiziškai pati padaryti, o visa kita, ko atrodo nebeaprėpiu, atiduodu tai savo platesniai daliai ir tiesiog pasitikiu labai nuolankiai. Ir turbūt šiandieną mes to ir susirinkom parodyti, kaip tai galima daryti, kaip mes tą darom. Ir mums pačioms tai yra toksai įtvirtinimas to pasitikėjimo. Mes eidama šiandieną daryti šitą įrašą tiesiog rodom, kad mes tuo pasitikim, ne šiaip kalbam. Ir tai yra tiesiog dėl savęs pirmiausia, o tada galbūt tai gali būti ir pavyzdys kitiems, įkvėpimas kitiems, labiau pasitikėti savimi. Tai galėčiau dar tęsti, bet galbūt norit mane kuri nors papildyti šitoje vietoje. Gerai, jeigu dar neturit ką papildyti, aš pati pratęsiu, nes aš tiesiog bijau, kad kai pagausiu tą srautą ir šnekėsiu ir nebeleisiu jums pasisakyti, tai jau kurioje vietoje norėsiu, tenai mane ir nutraukite. Tai dabar apie tos visus tokius dalykus, kaip sakykime, kaip Giedra, tu sakai, tas visas, kada mes apsergam ir ar temperatūros, ar kažkokie kiti dalykai, tai aš pati galiu pasakyti savo pavyzdį. Tik nežinau, nuo ko pradėti. Sakykime, per kokią gyvenimo situaciją dabar einu ir į ką noriu viską apjungti. Tai gal aš pradėsiu nuo to, kad atėjom šiandieną čia pakalbėti apie žmogų kaip sąmonę ir kaip mes funkcionuojam ir gyvenam kaip sąmonę ir kaip mes galim žiūrėti į gyvenimą, kai žiūrime save kaip į sąmonę. Tai man tai ir yra sąmoningumas. Kuo daugiau sąmonės savo į save aš įsileidžiu, tuo aš sąmoningesnė, tuo aš sąmoningiau priimu gyvenimo situacijas. Ir tuo daugiau tos mano realybės gali kurti mano sąmonę, nebe tik mano tas žemiškas žmogus, mano žemiškas kūnas. Ir tokiu atveju aš perkeliu savo realybę, kur veikia visiškai kiti dėsniai, nebe tie, kuriuos aš žinojau, o tie, kuriuos gali įvaldyti mano sąmonę, kuriuose gyventi gali mano sąmonė. Ir mano protas nebežino, kaip ten visą tai veikia, todėl tam reikia nuolankaus pasitikėjimo šitais dalykais. O man tai reikia girdėti savo sąmonės impulsus ir išdrįsti pagal juos elgtis. Tai ką aš dabar noriu pasakyti apie savo gyvenimo situaciją, kad aš jau įsivažiavau tam tikrą vagą, viskas jau buvo pakankamai stabilu, ramu ir viskas galėjo būti man gerai tame gyvenimo variante, kuriame buvau. Tačiau staiga gavau impulsą kažką keisti. Ir mano protas sako, ką tu sugalvojai, kodėl tu save dabar išjudini iš tos patogios padėties. Nes juk žmogiškas protas to ir laukia, jisai nori susikurti savo kažkokį tai saugumą, kažkokią ramybę ir daugelis žmonių renkasi tą tokį konformizmą.
kur jaučia, kad ir žino, kad jiems reikia kažką keisti, bet jie pasilieka toj komforto zonai, nes tarsi toks didžiausias prioritetas, kad tik būtų ramu. Ir jie dažnai nieko nejudina, nei santykiuose, nei gyvenime, nei kažkur, kad ir yra ta galimybė gyventi geriau, plačiau ir laimingiau, bet žmonėms kažkodėl tą laimę taip turbūt iš tos kolektyvinės sąmonės jau iš seno yra atėję, kad čia yra kažkoks tam tikras saugumas, jeigu mes tiesiog būsim toj situacijai ir kuo mažiau kelsim bangų, žodžiu, toj savo realybėj. Ir tada mes gyvenam tokie apstingę, sakykim. Ir aš jau senokai savo to nebeleidžiu, nes esu pasirinkusi būti tą sąmonę, o sąmonė yra gyva, nuolat kintanti, jinai nuolat vis labiau besiskleidžianti, tai reiškia ir gyvenimo variantas mano nuolat kinta. Ir kai aš sakau, kad aš esu žmogus sąmonė ir kai kviečiu į šitą projektą, kuriame sakau, kad susitiksiu tikruoju savimi, tai ir sakau apie tą grynąją sąmonę, kuri veda į tą gyvenimo kūrybą, kurios vien kaip žmogus aš nesukursiu. Ir tada, kada jinai veda, viskas įgauna pagreitį ir tie gyvenimo variantai vis keičiasi ir keičiasi. Ir tam pokyčiai bevykstant, mums iškyla va tokie tarsi pasipriešinimai, kaip Giedrė įvardinai, kad tarsi toks užčiapi seną įprotį, kad neturėčiau dalintis, kol aš nesijaučiu gerai, nes tarsi kitus nuvilsiu, kitų lūkesčių netitiksiu ir panašiai. Ir šitoj vietoj pabėgo mintis, nes nežinau, gal kažką norėt pasakyti, jau pergyvenau, kad per daug šneku. Bet noriu pabaigti šitą mintį, iš tikrųjų, jeigu leisit. Tai šitoj vietoj, kai gauna pagreitį, tas pokyčių, prasideda didžiulis virsmas ir aš save galiu pažinti vis naują, aš laisvinuosi iš bet kokių savo įvaizdžių. Jeigu jau atrodo atsilaisvinau, vyksta kita situacija, kurioje vėl pasirodo kažkas, kur dar save sumažinau, suvaržiau, apribojau ir vėl man sudaroma situacija, tiesiog patiriant kažkokį gyvenimo įvykį, patirti save naujai, kitaip ir nusimesti tuos senus kažkokius šablonus apie save. Ir tokiu būdu aš atėjau iki to savo momento, kaip kalbėjau dabar, kad pajutau, kad laikas keisti savo realybės variantą ir keisti gyvenamą vietą. Ir iš gyvenimo gavau pasiūlymą tokios vietos, apie kurią svajojau porą metų ir pati net nežinojau. Tai aš atsikrausčiau visiškai šalia jūros ir kažkas čia sakė, jau ne vienas žmogus sakė, kad jau arčiau nebeišeina. Bet aš, žinokit, dar galvoju, kad išeina, nes esu pasvajojusi, kad norėčiau tiesiog konkrečiai ant jūros kranto gyventi ir pro langus jūrą matyti, dar jinai man nesimato, tai žodžiu, dar yra kur. Tai va, bet kadangi tas variantas toksai atsirado ir mano visas vidus suvirpėjo ir pajuto tokį šiltą namų jausmą. Ir aš šitą jausmą atpažįstu, kalbu ne apie pačius namus, ne apie pačią erdvę, o apie jausmą viduje, namų jausmą viduje, ir aš jį atpažįstu kaip savo sąmonės pojūtį. Mano sąmonė yra, kai aš esu ta sąmonė, tam grynyje, tada aš jaučiu visišką harmoniją. Aš jaučiu saugumą ir užsipildymą ir aš jaučiuosi tarsi namuose. Ir man yra visiškai ramu, saugu, aš jaučiuosi gausoj, klestinti visom prasmėm. Tai va šitą jausmą aš atpažinau ir tada pasidarė protui labai nepatogu, kad o Dieve, kiek dabar reikės, čia kiek turi man visko sukristi, susidėlioti, kad aš į tą variantą pakliūčiau, bet viskas, aš tiesiog jaučiu, kad aš turiu į jį eiti. Ir pradėjus šitą dalyką atrodytų žmogiškai, tai tik persikraustimas. Ir tiesiog labai paprastas gyvenimo įvykis, ką galėtų padaryti bet kas. Bet kai jau mes apjungiam ir darom tai iš sąmonės impulsų, apjungiam tame savo sąmonę, tai tada kiekvienas tas žingsnis mūsų turi kažkokią prasmę.
Ir tiesiog prasidėjo mano realybės virsmas didžiulis, nes aš ne tik persikraustau kitus namus, aš šoku į kitą savo realybės variantą. Ir jame, nežinau dar kas manęs laukia, bet šitas paprastas žingsnis iššaukia labai daug pokyčio jau dabar. Ir tada pradeda kristi visi tie, kaip sakiau, kažkokie apie save dar įvaizdžiai, susimažinimai, ką aš galiu, ko aš negaliu, žinojimai ir taip toliau. Ir aš visą tą patirtį patirdama, čia paskutinės porą savaičių, išgyvenau didžiulę transformaciją. Ir prie viso to, kad tai buvo sunku ir fiziškai, ir psichologiškai, ir visaip, tai aš dar galiausiai sugebėjau nuslysti nuo laiptų ir susidaužyti visą savo kairę kūno pusę. Ir aš puikiai suprantu, kad tai yra dar viena transformacija visų pirma, bet ką aš darau, kada jau nučiažiau tais laiptais su ištryškusiom ašarom iš karto. Ta patį momentą aš klausiu, ko aš dabar nepamačiau, ką aš dabar turiu pamatyti ir savo pripažinti, kažką aš praignoravau tiesiog. Ir aš iš karto savo atsakiau tuos klausimus ir ištikus kažkokiam tokiam dalykui, bet kokiam įvykiui, nežinau, aš pirštą užsigaunu, aš savęs klausiu, tai apie ką man dabar tai yra. Ir bet kokia ar temperatūra, ar sloga, ar kažkas, man viskas yra jau energiniai procesai tiesiog. Ir visą tai patirdama, aš suprantu, kad aš kiekvieną kartą keliauju į kitą realybės variantą ir tai vyksta dėl manęs. Ir tada aš negaliu jaustis kažkokia vargšė auka, kuriai nesiseka, ar kažkaip panašiai, žodžiu, kad man kažkas trukdo. Aš žinau, kad kaip tik viskas vyksta dėl manęs. Ir šiandieną tokia mintis buvo paduota tarsi, ir aš dabar ją staiga prisiminiau, kad gyvenime nieko nevyksta tam, kad mus sužlugdytų. Kaip būna įvairiausių sunkiausių situacijų, absoliučiai nieko. Gyvenime tokios situacijos vyksta tam, kad mus išneštų į nepalyginamai geresnį gyvenimo variantą ir tai duodama mums tarsi galimybę tame išgyvenime, tame patyrime prasiverti, tarsi prabusti kaip tai sąmoniai ir iš jos pozicijos pradėti gyventi šitą žemišką gyvenimą. Tai matyt, jau baigiau savo srautą. tai ačiū, kad išklausėt ir dabar jau tikrai pratęskit kur nors. Tai sveiki visi. Aš perimu žodį ir norisi kažkaip nuleisti iki pat to paties fiziškiausio lygmens visą tą suvokimą apie sąmonėjimą. Ir čia kalbu visiškai iš savo asmeninio pavyzdžio. Kai pati kažkada seniai tikėjau, kad žmonės einantys sąmoningumo keliu nepatiria jokių gyvenimo iššūkių, jokių sunkumų, jokių netekčių, jokių gyvenimo griūčių. Taip atrodė, kad jeigu jau žmogus tam kelyje yra, tai viskas, jam ten viskas rožėm, gėlytėm ir drugeliais klota. Ir po daug laiko pačiai einant šituo keliu ir pačiai einant per labai daug kalnų ir pakalnių, kažkaip pagaliau atėjo suvokimas, kad visiškai netaip yra ir kad sąmonėjimo keliu einantis žmogus, kas tas kelias iš viso? Tai tiesiog besikeičiantis, beplatėjantis mano matymas visų situacijų, beplatėjantis mano suvokimas, kas ir kodėl vyksta ir besikeičianti mano reakcija į gyvenimiškus įvykius, kurie vyksta ir toliau, kaip ir visiems, ir gal netgi dar intensyviau. Tai žmogus, kuris bando praplėsti tą savo požiūrį ir įsileisti daugiau to savo sąmonės, ne vien tik tai savo logikos, savo proto, savo kažkokių tai išmoktų dalykų iš aplinkos, iš visuomenės, iš tėvų. Jisai susiduria su visu tuo, kuo žmogus einantis to sąmonėjimo keliu. Tiesiog mes turim galimybę į tai pažiūrėti visai kitaip ir suvokti, kad, kaip ir Evelina sakė, ne tam, kad mūsų daužyti čia viskas vyksta, o tam, kad kažką iš to pasimtumėm, kažkokius suvokimus, kažką tai savyje praplėstumėm, požiūrį, matymą, vertinimą
savęs kažkokį tai kitokį pažinimą atrastumėm. Ir jau nusprendusiam to sąmonėjimo keliu eiti žmogui vyksta ir santykiai griūna, ir finansai žlunga, ir vaikų auklėjimo problemos kyla, ir šeimoje artimos netektys vyksta, ir darbai kažkokie tai keičiasi, ir mašinos byra, ta prasme, viskas vyksta lygiai taip pat. Ir mum irgi visos linksi, pritarė, vyksta visi šitie dalykai irgi. Ir jo, nes aš pati labai gerai tą savo jausmą atsimenu, kai kažkada žiūrėjau į vedlius, kaip į kažką labai labai aukštai, labai labai toli, ir galvojau, kad kaip man toli dar iki to, nes man čia dar ir tas, ir anas, ir penktas, gyvenime byra, griūva, ir dar nesusitvarkiau. Ir buvo matymas ir manimas, kad jiems to nebėra. Kad jie visi laimingi, visų santykiai yra tobuli, visi ten varto milijonus, važinėja Lexusais ir skraido tą jau aukštesnę klasę į išustrausias keliones. O toks buvo matymas. Ir tik per laiką man kažkaip susilygiavo viskas ir pamačiau prasmę to, per ką pati einu, prasmę to, per ką eina žmogus, kuris savo sąmonę nelabai iš viso domisi ir nelabai dar ją jaučia. Atsirado labai didelė atjauta, nes taip pat buvo etapas, kai toj vietoj išlindo labai didelis ego ir labai didelis lyginimas, kad jeigu aš jau tai darau, aš einu sąmonėjimo keliu, vėlgi aš jau kažkokia geresnė, kažkokia tai aukštesnė ir fainesnė, nes aš atseit jau kažką daugiau suprantu, negu tas žmogus, kuris, tiesiog kaltina aplinką, kaltina visus, išskyrus ne save ir neprisiima atsakomybės už tai, kas vyksta jo gyvenime. Reikėjo ir per tą pereiti, ir šiuo metu begalinė atjauta kiekvienam iš mūsų patiriančiam, per ką mes einam, ir taip pat begalinė atjauta ir toks netgi pasigėrėjimas ir tais žmonėm, kurie tiesiog paprastai gyvenimą gyvena ir apie sąmonėjimą nelabai domisi ir irgi eina per gyvenimo sunkumus, ir tiesiog matyti, kokius suvokimus jie savais žodžiais, nieko apie sąmonės nekalbantis, įvardina, įgarsina. Ir suprantu, kad ar žmogus supranta ir tos terminus, tos pačius vartoja kaip ir aš, ar nesupranta ir jų nevartoja, jis patiria lygiai tą patį, jam ateina jo suvokimai, irgi tokie patys gilūs ir svarbus yra gyvenimą transformuojantis ir keičiantis. Tai man dabar net iš viso nebėra tokio galvojimo, kad kažkas čia eina sąmonėjimo keliu, o kažkas neina. Kiekvienas žmogus tą daro, supranta jis to ar ne. Kiekvienas žmogus susidūrė su sunkumais savo gyvenime, nori, nenori, suvokia kažką iš to pasiima, kažką savy keičia, praplečia savo matymą, suvokimą, ir nesvarbu, ar jis tai įvardina kaip čia sąmonėjimo kažkokį kelią, ar neįvardina. Ir pati šiuo metu, kame aš esu, šiuo metu mano pačios mama yra labai sunkios būklės reanimacijoje, kur iš tikrųjų viskas, kuo baigsis, nei daktarai neprognozuoja, ir tiesiog esame įvardinę, kad yra viskas jau Dievo valiai. Ir pati matau, kiek daug per tas kelias savaitės, kol yra tokia situacija šeimoje, visiems mums šitą situaciją davė, šitą situaciją praplėtė, ir pati savy pastebėjau, kaip jau susidūrus su tuo faktu, man pačiai pasikeitė požiūris į savo mamą, į santykį su ja, nors šiuo metu fizinio santykio tiesiog nėra, nes žmogus guli lovoje ir ne, be sąmonės, ir nei kalbėtis nėra galimybės nieko, tiesiog savo vidiniam jausme, savo tam vidiniam ryšy su ja, pajutau, kaip smarkiai mano santykis su ja pasikeitė, kiek daug dar pasimatė kažkokių
atgarsių ir išdidumo, ir kažkokių dar sienų tarp mūsų atskirčių bandytų statyti nesąmoningai. Viskas pasimatė, lyg nukritus šydai nuo akių ir viskas pagreitintų būdu buvo patraukta, nes tiesiog pamačiau, kad tai visiškai netikslinga ir man šiuo metu nereikalinga ir aš kaip tik noriu maksimaliai gryno ir tikro santykio su to žmogum, nepaisant to, kaip viskas baigsis. Ir taip pat matau, kaip pasikeitė mano pačios vertinimas ir požiūris, tarkim, į savo vaikus, į savo šeimą ir koks man dabar nuo to tikėtinos baigties akivaizdoj, kaip dabar aš žiūriu į tos žmonės, kurie vis dar yra šalia manęs, į savo vaikus, į, tarkim, į tėtį, į brolį, į draugus, pačius artimiausius žmonės, kaip aš branginu kiekvieną tą ir susitikimą ir tą pabendravimą ir kitaip netgi klausausi ir girdžiu tos žmonės ir galvoju, netgi pats dienos patyrimas įgavo daug gilesnį prasmingumą, nes aš suprantu, kad netekties, galimos netekties akivaizdoje suprantu, kaip smarkiai pradėjau vertinti tai, kad aš esu gyva, kad aš galiu patirti, kad aš galiu matyti tą pačią saulę, matyti savo vaiko akis ir esu sveika. Tai šitie dalykai labai greitai ir labai giliai ir smarkiai persikainuoja man pačiai. Ir taip pat matau, kaip mama gulėdama ligoninėje ir tiesiog nieko nedarydama, ten viską keičia toj pačioj ligoninėje, kaip smarkiai gydytojų išradingumą ir tokį reaktyvų mąstymą ir reagavimą į situacijas aktyvina, kai atrodo maksimaliai stengiasi žmonės daryti viską, kas įmanoma ir tikrai tokioj, kaip man patiko tas terminas, ant blakstienų pastatyti visi ir konsiliumus vis šaukia, kviečia ir išradingai bando visokius metodus ir variantus, tai tiesiog visą ką, kas ją supa, jinai gulėdama ir nieko nedarydama jau keičia. Ir aš tą galiu matyti, turėdama tą platesnį suvokimą ir platesnį matymą. Ir aš tą pastebiu. Ir man dėl to yra lengviau iš tikrųjų išbūti. Ir aš įsivaizduoju kaip žmogui, kuris tiesiog norėtų kaltinti kažką, ar tai medikus, ar tai tiesiog, nežinau, likimą, dar kažką, kaip tokiam žmogui būtų sunku ir jam eitų kitokie suvokimai. Bet turint tą platesnį matymą ir suvokimą, kad yra didesnis planas, yra ta mano sąmonė, ar ne, yra, tarkim, šiuo atveju mano mamos sąmonė, kuri turi kažkokį planą ir kuri žino, ką daro. Kaip ir Evelina sakė, atsigrėžiau šitą savo didesnę, platesnę dalį, kai man, kaip žemiškai Simonai, yra sunku ir atrodo, nežinau, kaip tvarkytis su tais visais kylančiais jausmais, tai atrodo, kas belieka. Kai aš žinau, kad aš turiu tą savo platesnį ir didesnę sąmonę ir aš galiu ją atsisukti, man yra tame lengviau. Negaliu pasakyti, kad labai smarkiai lengviau, nes situacija vis tiek yra kaip žemiškam žmogui tikrai sudėtinga, bet yra lengviau. Yra suvokimas, kad yra tas aukštesnis ir platesnis planas, kurio tiesiog žemiško proto šiuo metu negaliu suvokti, bet tikint ir žinant, kad jis yra, lengviau per tą vieną eiti. Ir lengviau kažkokį vidinį dėkingumą jausti tame, kad aš esu čia, kad galiu vertinti savo gyvenimą ir begalinė gili ir plati meilė ir atjauta yra ir mamos sąmonė, ir mamos fiziniam kūnui iš tai, ką daro ir ką pasirinko, ko realiai aš nežinau, belieka tik tai tikėti ir pasitikėti, kad viskas vyksta jai pačiu geriausiu būdu, nors žemiškos, žmogiškos pozicijos atrodo, kad tiesiog vyksta žmogaus išėjimas, ar ne?
tačiau viduj vis tiek renkuosi tą vidinį pasitikėjimą ir maksimalias pastangas išlikti vidiniai ramybei ir iš visų jėgų kurti, esant tam žmogui, jinai yra čia ir dabar dar čia, gyva, ir tikiuosi, kad taip ir liks, bet kokiu atveju kurti viduj su ją, net ir nesant šalia šiuo metu, tokį santykį, kokio visada norėjau, apie kokį visada svajojau ir koks maksimaliai greit persikūrė šitų įvykių akivaizdai. Jaučiu, kad baigiau. Ačiū labai, merginos, tikrai, ir Simona, tau ypatingai ačiū, nes va taip tos paskutinės frazės nuskambėjo, kad mes santykį galim kurti netgi su va tuo žmogum, kuris tarsi be sąmonės guli, nes mes vis tiek suvokiam, kad kiekvienas turim tą sąmonę, tą didesnę savo dalį, ar ne? Ir va tas santykis visada yra, bet žinoma, ta žmogiška dalis, jinai ir liūdi, ir sunku su tuo susitaikyti, tai tikrai turim praeiti ir per tai. Ir va dažnai mes pamirštam, kad didžiausia prasmė ir yra pats gyvenimas. Tiesiog gyventi kasdienoj ir tame augti. Ir va ta didesnė dalis mums ir padeda. Tai žinom, kad jinai yra, kad yra ta sąmonė, kad mes ją galim atsiremti, jinai mums ir padeda augti, tobulėti, įgyti didesnę brandą kiekvienoj akimirkoj, sąmoningai į bet kokią situaciją pažiūrinti, bet kokį iškilusi įvykį, iššūkį. Ir tikrai aš irgi, kaip ir Giedrė minėjo, buvau linkusi tuos savo kažkokius tas duobes ar kažkokius procesus, kurie būdavo sunkesni, tarsi pasilikti savo, tai išgyventi, neiti ir nesidalinti. Ir suprantu, koks buvo, kaip sakom, klaidų nėra, bet aš vis tiek galiu įvertinti savo tos veiksmus iš kažkokios tai pozicijos dabartinės ir suprantu, kad tai nėra teisinga. Kitų atžvilgių, savo atžvilgių. Mes esam tikrai visuma ir kiekvienas mūsų patyrimas išgyventas savimi neša ir kitam kažkokį tai augimą. Ir negalim viską pasilikti savo, nes atėjom čia augti kaip visuma, kaip bendra sąmonė. Ir kiekvienas tas procesas, kurį aš gyvenu ir pasidalinu nuoširdžiai, nieko nuo savęs ir nuo kito neslėpdama, parodo ir jam, kad nieko tokio, kad jis galbūt dabar sudėtingesnėje situacijoje, nes kartais atrodo, kaip gyvenimas mus lamdo ir kodėl, ir už ką, kaip čia, aš juk atrodo viską darau, dėl šito šitiek jėgų įdedu, o aš tiesiog gyvenu. Aš tiesiog gyvenu ir kai sakom, aš labai daug savęs ten atidaviau. Nieko aš neatidaviau, aš tiesiog gyvenau. Tai gyvenau, kas man buvo reikalinga gyventi tuo metu, kad aš įgaučiau tam tikrą patirtį. Ir jeigu aš tą patirtį uždarau ir su nieko nesidalinu, tai nėra ir tos kažkokios esmės, prasmės, ar ne, tada patirti save kaip visumą. Aš žinau, kad viskas vyksta ne tik dėl manęs, bet ir dėl visų. Ir ta bendrystė, tas ryšys mūsų kaip sąmonio, tuo ir pasireiškia, kad mes dalinamės ne tik tais visais gražiais instagraminiais ar kažkokiais tais vaizdais, bet ir tuo, kas vyksta po tuo visu. Tai aš dabar tikrai suprantu, kad yra tikrai labai vertinga pasidalinti visko, kas vyksta mūsų gyvenimuose ir kitam tai gali atnešti tikrai didžiulę vertę, nes jis pas juos galbūt nebe vienišas, galbūt pajaus impulsą parašyti, pasikalbėti. Mes iš tikrųjų esam atviros, norim tai pasakyti, kad jeigu kas klausysis šitą įrašą, tiesiog pajausit impulsą susisiekti su mumis, parašykit, galbūt tiesiog paprasčiausiai pasikalbėti, o gal pajausit prisijungti prie mūsų šitos erdvės, prie šito projekto Išsigrynink tiesą savyje, kurio naujas mėnuo jau prasidės kitą trečiadienį, tiksliai neatsimenu dienos, man atrodo, spalio 8, ar ne, vėlgi naujas etapas, kiekvienam mėnesį vyksta labai stiprus dalykai, bet tikrai bet kuriuo metu gali prisijungti, tai nėra kažkuo apribota. Jeigu pajaučiat impulsą ir paklausot to vidinio impulso.
prie viso šito dar noriu pasidalinti apie mūsų projektą Plateliuose, kuris vyks spalio 18-20 dienomis, rodos taip. Šitą savaitę, ar 19-20, 2 dienas su viena nakvynė. Tai mes ten irgi kviečiam tiesiog atvykti, kaip ir turim tokią struktūrą, kaip viskas vyks, apie mūsų apsijungimus, ką mes ten darysim, bet tiesiog to plano net neina jo kažkaip išnešti į viešumą. Žmogui, aišku, norisi žinoti tą struktūrą, ką jis ten gaus, kaip ten viskas bus. Bet mes žinom tiek, kad nuo susirinkusių žmonių, nuo jų sąmonių plėtros tos, kaip jinai norės plėstis ir ką jai reikės patirti, mes visą tai per save pajausdamos visą tai išnešim. Bet vis tiek tai bus tas momentas, kaip pajausti tą gryną į save, tą grynį savo viduje, kaip būti savimi, nebedangstant savęs, jokiom iliuzijom, nebepasiduodant jokiom išoriniam įtakom. Galbūt pasidalinsim tuo, kaip atskirti, kas eina iš mano vidaus, kas ateina iš išorės ir ta įtaka tokia, kuri kuria istorijas, kur pametė mums kažkokias mintis, kuri mus stabdo netgi nuo tokio pasirinkimo, kai žmogus pamato pakvietimą į renginį, pamato kainą ir sako, ne, aš negaliu sau leisti. Tai ir iš karto yra durų uždarimas tam patyrimui. Bet jeigu aš pajutau impulsą, aš pamatau kainą ir žinau, kad tam sąmonė mane ten kviečia, tai aš atsiveriu jai ir parodyti man kelius, kaip aš galėčiau tai patirti. Pirmiausia, yra mano sprendimo priėmimas vidinis. Aš apsisprendžiu, aš dalyvauju ir prašau man parodyti aiškumą, kaip aš galiu tai pasiekti. Galbūt ten ateis kažkokia mintis tiesiog paskambinti su mumis pasikalbėti arba parašyti žinutę, kad aš labai noriu, bet man atrodo, kad man dabar sako, kad aš negaliu, bet aš labai noriu. Ką galėčiau kažkaip padaryti? Tiesiog čia kaip vienas iš variantų. Arba galbūt ateis kažkoks impulsas kažką padaryti dar. Čia tiesiog nepateiksiu dabar tokių pavyzdžių, noriu tik pasakyti, kad nereikia uždaryti durų. Jeigu jaučiam tą impulsą, neuždaryti durų tam patyrimui, o leisti tai sąmoniai parodyti, kokiu būdu tai būtų galima padaryti, jeigu yra noras ir tas impulsas. Nes tų kelių tikrai yra ir tų variantų tikrai yra begalė, jau šitą galiu tvirtinti iš savo patirties. Ir tai nebegalioja tas toks momentas, kai sakom, visata, jeigu man reikia, tai tada jinai jau man duos. O jeigu neduos, tai man čia ir nereikėjo. Tai čia nėra ta teisinga pozicija, nes aš renkuosi, kokį noriu patyrimą patirti. Ir aš renkuosi, kad aš renkuosi šitą variantą, kur yra tas patyrimas. Ir tada aš jau klausau tų impulsų, kokį tą žingsnį žengti link to, kad aš pati darau žingsnius. Mano veiksmas, mano ketinimas, mano sprendimas yra pats svarbiausias šitoj situacijoje, o ne tai, ką visata man paduos. Pirmiausia, turim priimti tą sprendimą ir tada jau ta visata duos. Nes jeigu tu nenori, čia blaškaisi, tai visatai ten visai vienodai, ką tu ten nori, nenori, tu turi priimti sprendimą, kad tau galėtų sukristi dalykai ir pradėtų dėliotis tas variantas. Tai iš mano pusės turbūt būtų tiek. Gal merginos dar kažką turit pasakyti į tą temą? Aš dar trumpai Sakyk. pridėsiu, kad ir tai nėra lengva. Tai gavau impulsą kažką padaryti ir tai nereiškia, kad tai kažkaip labai lengva ir greita ir malonu gali būti, priešingai. Tai tikrai gali būti ir sunku, ir gali ir baimės iškilti, ir gali gąsdinti, kai ateina tokia mintis, kuri tikrai muša ir pagrindą iš po kojų, ir spiria iš komforto zonos, ir atrodo, kam man to reikia, arba tiesiog paima ir patraukia gyvenimas kažką, ir tada ateina impulsas, tai vadinasi, gal man čia šitaip reikia, bet tada pasidaro be galo baisu, o kaip aš tą padarysiu? Kaip pat Editos istorija, kaip į kelionę išvažiavo. Maniškiai irgi, kaip aš į kelionę išvažiavau, kaip Evelina namus keitė, kaip man lygioje vietoje paėmė ir subiro mašina ir aš nebeturiu kaip rytoj išvažiuoti į darbą, išvežti vaikų į mokyklą, į darželį. Ir vėlgi mane spiria į kitą variantą,
Ir reikia čia ir dabar daryti tos sprendimus, kad, nu gerai, jeigu jau taip jau vyksta, nu aš atsiveriu, tegu ateina, nors neįsivaizduoju kaip, visiškai baisu ir atrodo nebeturi gyvenimo įrankio, man tuo atveju kaip buvo, nebeturiu mašinos, nebeturiu kaip funkcionuoti, darbą važiuoti rytoj, reikia vaiką vežti, reikia. Kaip, nu kaip. Ir tai tikrai nebūna lengva ir nebūna taip viskas paprasta. Kyla baimės, kyla vidiniai pasipriešinimai, kyla daug dalykų, kurie išniro tokioje situacijoje pasirodyti tam, kad būtų pamatyti ir būtų galima juos patraukti ir jie nebetrukdytų žengti tą geresnį variantą. Nėra tas kelias tikrai kažkaip žiedlapiais nubarstytas. Nes mes lipam per savo susivaržymus, lipam iš tos komforto zonos ir tai nėra malonu. Tai nėra labai skanu. Tai šitoje vietoje nereikia turėti iliuzijų, kad pasvajojau apie renginį ir man ant stalo nukrito kupiūrų šusnelė ir viskas. Vadinasi, galiu važiuoti. Tai gali reikėti ir padaryti nepatogius sprendimus iš tikrųjų kažkokius. Kažkam parašyti su kažkuo, susisiekti, kažkur nueiti. Ir tai nebūna patogu. Tai va, eiti į tą savo grinumą reiškia lipti iš komforto zonos. Lipti iš komforto zonos nėra patogu. Bet noriu nuimti nuo tos vietos iliuziją. Būtent apie tą patį ir norėjau irgi pasakyti, labai gerai, kad tą susakei, tai aš irgi dar gaunasi, kad papildysiu, nes būtent, kad kada aš nusprendžiu būti sąmonė, o sąmonė veikia pagal kitus dėsnius, reiškia, žinau, kad mano protas nematys variantų, kaip, bet mano sąmonė žino, jinai turi tą savaiminį savivertės jausmą. tą, kaip sakiau, namų užsipildymo, pilnatvės, visapusės gausos ir visa kita, jinai žino, kad visatoje visiems visko pakanka, jinai nėra apribota niekuo, kas mums visa visata leidžia būti laisvais ir patirti visą realybę laisvai. Ir kas to neleidžia, tas mūsų įvaizdis, kuriame mes save laikėm šitiek laiko. Ir aišku, nebesvarbu net iš ko tai sudaryta buvo, bet esmė, kad mes buvom tam tikrose remeliuose ir apsiribojimuose. Ir dabar tam protui, aš skaitau apie renginį, pajuntu, kad noriu, ir tada perskaitau kainą, oi nebenoriu. Todėl, kad iš karto mano protas neįsivaizduoja, kaip aš tenai galėčiau būti. Jisai sako, man čia per daug diskomforto gaunasi, ar ne, per daug reikia išsijudinti, bet juk tai ir yra sąmonės kvietimas į išplėstą tavo gyvenimo variantą, kada tu esi vertas gyventi tokioje gausoje, kur tu tai gali. Ir tas žengimas tokio žingsnio, drąsos, per nepatogumą, per baimės, tau parodo, atveria, kiek tu daug iš tikrųjų gali. Ir aš jau tą darau ir nežinau, kada tai baigsis, bet ačiū Dievui, nes aš jaučiuosi dabar lanksti, kiekvieną kartą yra lengviau, kiekvieną kartą aš vis laisvesnė jaučiuosi, aš saugumą jaučiu savyje visada tiesiog, nesvarbu, jeigu man pasiūlo, netikslinės kažkokios energijos pasiūlo, kad o gal tu pabijok, nes tu nežinai, kaip bus, kaip tu čia sugebėsi. Ir žinoma, kad tai mums yra siūloma, visos tos baimės ir susimažinimai ir visa kita. Bet jeigu aš esu įsikibusi savo tvirtos sąmonės ašies ir žinau, va čia yra mano pagrindas, va tas aš nusprendžiu tikėti, kad gausa yra prigimtinė mano laisvė tiesiog, prigimtinė mano energija, nes tai yra energija. Ir aš tiesiog viduje leidžiu savo spindėti kaip saulei ir skleisti tą vidinę prigimtinę energiją į savo realybę, tai jinai visa ta realybė ir tampa padengta auksu, nes aš esu tokia, aš tai spinduliuoju, aš iš savo vidinės erdvės išskleidžiu tai į išorę. Ir žinoma, dabar klausantis mano žodžių gali tai atrodyti tiesiog gražų žodžiai, bet merginos irgi žino ir kiekviena mes tą darom, kada realiai patiriam situacijas ir tikrai būna pakankamai sunku išsilaikyti tiesiog tokiam aklam, naiviam tikėjime, kai visos situacijos atrodo, kaip tu neatsakingai elgiesi, ką tu darai, kaip tu drįsti, žodžiu, iš viso. Čia tiek daug norėti, nors tai yra iš tikrųjų nėra kažkas tokio
kad mes vaikytumėmės kažko tiesiog dėl gausos, dėl turėjimo. Tai yra tai, į ką pakviečia mus mūsų sąmonės, išdrįsk gyventi laisvai, išdrįsk būti tą gausą ir tuo klestėjimu. Ir aš turiu minty visą gausą, tiek finansinę, tiek, sakykime, namus, kuriuose gerai jaučiuosi, tiek santykių gerų gausą, tiek, nu, visko, apie viską kalbant, nes sveikatos irgi gausa yra, bet tai atsiranda iš mūsų tos prigimtinės gyvybinės energijos. Tai joje ir yra, jeigu aš sau leidžiu būti ta gyva, prigimtinė sąmonė, tyra, grina, išsiplėtusią, tai šitie srautai teka per mane. Ir tada atsistato sveikata, teka gausos srautai, bet jeigu aš sau to neleisiu, tai man gali visatą per visur kur siūlyti, bet aš to nei matysiu, nei patirsiu, nes aš sau to neleisiu. Ir aš mėgstu sakyti, nes aš tą patiriu, kad Dievas neturi kitų rankų, tik žmogaus. Ir aš suprantu, kad visa realybė manimi rūpinasi ir aš turiu leisti jai bendrauti kaip su gyva sąmonė, su ta savo realybė ir suprasti, kad tai, kaip norim, taip vadinkim, visa ta gyvenimo sąmonė, nes visiškai nėra tai esmė. Esmė yra, kad yra gyva ta mūsų realybė, jinai gyva erdvė ir jinai mumis rūpinasi dėl to, kad mes ją išskleidžiam iš savo vidaus. Ir vienas labai labai svarbus momentas yra leisti savo ir priimti save ir pradėti save ne menkinti, o priešingai stabdyti visus tuos menkinimus. Jeigu aš jaučiu, kad aš noriu save kaltinti, kad man siūlo baimę, siūlo kažkokius tai susivaržymus, aš žinau, kad tai netikslinės energijos ir jos jau, aš jų nebesirenku su jomis gyventi, aš renkuosi patraukti jas iš savo lauko, iš savo struktūrų, iš savo realybės ir negyvenu rožiniam pasaulyje, kur sakau, kad taip pasakiau ir taip ir yra. Aš taip pasakiau ir taip ir yra, aš taip ir gyvenu, bet aš nuolat ir stebiu ir sąmoningai matau, ką aš renkuosi kiekvieną akimirką, nes lengva pasiduoti toms baimėms, lengva nejudėti iš tos komforto zonos, kaip tu, Simona, sakai. Ir pakankamai, dabar va, tu jau sakai apie savo situaciją, kad tau yra lengviau, kai tu žinai, kad yra aukštesnis planas. Bet tas perėjimo laikotarpis, tai jisai nėra toksai lengvas. Ir tada mes būnam kaip tik įpratę, kad lengviau reaguoti neigiamai, lengviau yra tiesiog liūdėti, kaltinti, pykti ir taip toliau. Tada būna lengviau, nu, vat, tam, kaip sakyti, visuotiniam gal tam mūsų gyvenimo variante, o mes kalbam apie tai, kad turim save iš to ištraukti iš visų šitų tokios gyvenimo pozicijos ir pradėti pasitikėti, kad yra aukštesnis planas. Ir į tai einant, tai yra sunku, kai žmonės aplinkui nesupranta, kaip tu taip elgiesi, kaip tu taip renkiesi, atrodo neatsakinga, atrodo, kad tu jausmų neturi, atrodo, kad šiaip su tavim negerai, kad tau niekas neberūpi. Tiesiog tai yra nelengvas tikrai kelias, pereinamas tas virsmas ir tada, kada aš jau save priimu ir pasitikiu tuo, ką aš renkuosi, va tada pradeda lengvėti. Va tada jau aš įsitvirtinu ir va tada tą ramybę galiu ir kitus užlieti, bet ta sąlyga svarbi, apie kurią ir norėjau dabar būtinai pasakyti, priimti save. Vienas dalykas, suprasti, kad aš tai renkuosi, mano prioritetas yra būti sąmonė ir tai vyksta, ar aš tai suprantu ar nesuprantu, kaip Simona sakei, tai bus lengviau, jeigu aš suprasiu ir rinksiuos tai prioritetu tiesiog pati ir tiesiog leisiuosi vedama. Ir taip, nesitikiu, kad tame nebus sunku, nebus baimių, bus daug diskomforto, bet antras dalykas svarbus, kurį aš renkuosi, priimti save ir palaikyti tame save pirmiausia. Nes jeigu aš savęs nepalaikau, aš tarsi atiduodu savo tą gyvybinę energiją tom netiksliniam, sakykime, energijom, tom netiksliniam sąmonėm, kurios siūlo kaltink save, jauskis menku, jauskis blogu, netitikusiu lūkesčiu, dar kažkokiu. Ir tada viskas, aš save išbarstau, aš jaučiuosi menka ir tik netiksliniam energijom tai pasitarnauja. O aš visą energiją tiesiog susirenku iš visų tų netikslinių momentų
suprantu, ne, į save, į savo tą tvirtą ašį ir sakau, nuo šiol aš save palaikau labiausiai, kad ir ką patirčiau, kad ir kaip besijausčiau. Ir va čia nereikia tų rožinių akinių, kad negali būti emocijų, kad aš bloga, kad aš jaučiu emocijas, kad man ašaros sukilo, kad dar kažkas tai sukilo. Kiekvienas momentas, kada iškilo emocija, yra mums tiesiog galimybė pasižiūrėti, kas slepiasi po to emocija. Emocija, jinai yra mano įrankis. Ir kad jinai manęs nevaldytų, aš turiu ją įvaldyti kaip įrankį. Ir kada man jinai iškilo, kada patiri situaciją, kaip tu, pavyzdžiui, Simona, ir liūdna, ir verkti noris, ir visa kita, ir tu pamatai daug dalykų, kaip sakėjai, visokių užsislėpusių. Taigi tame labiausiai reikia save priimti ir leisti tai išjausti tą akimirką, ta energija iškilo, pasirodė tavo gyvenime ir jinai tiesiog yra. Ir kvaila tiesiog yra ją neigti ir kaip su dangčiu bandyti uždengti, o ten viskas kilnojasi jau. Tai geriau atidengim tą dangtį ir išleiskim ir praleiskim tą ašarų srautą ir apkabinkim save, kada jaučiamės silpni ar silpnos, ar leiskim savo pajausti, ir gerai pykstu, gerai jaučiu pyktį, nes aš nesu pyktis. Ir reikia suvokti, kad mes turim save atskirti nuo tų emocijų, kad mes nesam tai, mes nesam nei mintis, nei emocijos. Tai kada aš taip žiūriu, kad tai yra tik energija pas mane atėjusi, o gal manyje glūdėjusi ilgai, ir ačiū Dievui, jinai iškyla į paviršių, aš galiu ją sąmoningai pamatyti ir galų gale paleisti. Ir tada man nebereikia jos vis grūsti kiekvieną kartą, kai jinai bando iškilti, aš galų gale ją išleidžiu, kaip aš sakau, kaip aš tai matau. Savo kanalu atiduodu į šaltinę šviesą, tiesiog transformuoti į tą grynąją energiją, nes tai mes galim kaip žmonės, kurie materijoje čia ir kuriam iš tikrųjų tas visas, žodžiu, energijas. Tai tas momentas save priimti, kada aš irgi ir nuo tų laiptų, kai nučiažiau ir tikrai be galo skausmingai, ir aš supratau, kad po šitų fizinių dabar patyrimų ir fizinių skausmų slepiasi kažkas, ko aš nepamačiau. Ir aš leidžiu tam iškilti ir aš tada sąmoningai leidau savo verkti, kad aš viską pamatyčiau, kas ten yra. Ir tai buvo tiesiog, nežinau, kiek man ten reikėjo, nežinau, 10-15 minučių išsijausti, išsikelti viską į paviršių ir suprasti, ką turiu su to daryti. Ir imu ir darau tada. Ir tai yra sąmoningas tas gyvenimo savo įvaldymas ir tų emocijų valdymas, ir tokiu atveju nebe jos kažkaip mus užspaudžia, o mes jomis pasinaudojam kaip įrankiu dar labiau atsilaisvinti. Tai labai labai skatinu visus pirmiausia suvokti, kad aš esu sąmonė, kuriai visko pakanka, jeigu tik aš savo leidžiu. Ir kad aš privalau save priimti su viskuo, kas su manimi vyksta, nes tai irgi yra energijos, kurios iškyla todėl, kad ir turi iškilti šią akimirką, o viskas, kas tikra, yra tik dabar. Ne kažkada, kada buvo, ne kažkada, kada bus, o dabar. Ir tai, kas dabar man prieš akis, į tai aš sąmoningai atmerktom akim ir drąsiai pasižiūriu. Ir nėra jokio baubo tada, viskas, žinot, pasižiūri tiesiai baimė į akis ir viskas ištirpsta. Ir tokiu būdu mes tikrai gaunam daugiau ramybės, daugiau laisvės ir tikrai pilnatvės tos, nes kad ir tada nereikia tų visų rožinių akinių, mes galim patirti kažkokias sunkias situacijas, bet kaip Simona, tu labai gražiai sakai, aš tave dabar matau tikrą, tyrą, patiriančią sunkes gyvenimo situacijas, bet priimančią save, priimančią su viskuo, kaip dabar yra. Ir aš tikrai to visiems linkiu, pati tą patį darau ir žinau, kokią tai didelę laisvę pradeda duoti. Tai va, viskas baigiau. Ačiū. Ačiū. Ar Giedrė, tu dar kažką norėtum? Ne, turbūt, kad jau viskas. Tikrai labai labai ačiū, merginos, labai labai gražiai viską čia išskleidėt ir turbūt šiam kartui užteks. Tad dar kartelį, kas klausysit, kviečiu išdrįsti. Išdrįsti ir parašyti. Jeigu pajautė tą krustelėjimą kažkur širdeliai ar tiesiog kažkoks impulsas atėjo, tai tiesiog išdrįskit ir parašykit, nebesumažinkit save. Atleiskit savo patirti tą variantą vis geresnį ir geresnį, nes jis nėra vienintelis. Mes tikrai jų patirt galim begalę ir kiekvienas sykį atsivertami drąsiai
vis geresniam variantui. Tai ačiū labai ir iki Ačiū kitų labai. kartų. Ačiū. Iki.